Dirbtinis intelektas tai tampa neatsiejama mūsų gyvenimo dalim. Ir ChatGPT yra vienas iš tų populiariausių dirbtinio intelekto modelių, kuris yra plačiai naudojamas visų ir tai ypač tampa didelė dalim mokinių bei mokytojų edukaciniam procese. Ir nors ir ChatGPT tikrai pamėgia mokiniai naudojant dėl įvairiausių priežasčių, bet taip pat manau, kad yra labai svarbu ir mokytojams gebėti išmokti adaptuotis ir prisitaikyti prie, sakyčiau, naujo modelio dėstyme, ruošimuisi pamokų. Ir būtent šiame epizode aš norėčiau pristatyti ir palyginti du dirbtinio intelekto modelius, tai būtų ChatGPT ir Perplexity. Perplexity yra iš tiesų vienas iš tokių modelių, kurie netgi tikslingiausias jo panaudojimas būtų būtent akademiniai veikloj. Jisai pasižymi tuo, jog jisai gana faktiškai tikslius pateikia atsakymus, nurodydamas labai aiškiai šaltinius, iš kur jisai tą informaciją ėmė. Ir aš pats apie šį modelį labai neseniai sužinojau iš kitos mokytojos, būdamas Erasmus stažuotės metu. Ir šiame epizode aš pasidalinsiu ChatGPT ir Perplexity modeliais, padarysiu keletą pavyzdžių, promptų, tam, kad pamatytume jų privalumus ir trūkumus. Ir tikrai labai rekomenduoju, jeigu dar neteko jums susidurti ir naudoti galbūt Perplexity dirbtinio intelekto modelio, arba gal iš viso dar net ir to pačio ChatGPT nesat naudoję ir įvaldę, būtinai pabandykite pasižaisti. Tiek ChatGPT, tiek Perplexity abu turi nemokamus modelius, kuriuos galite labai nesudėtingai rasti naršyklėje, suvedę ChatGPT arba Perplexity. Sudaręs abu modelius, pirma užduotis, kurią pateiksiu, tai yra sukurk 45 minučių pamokos planą 7 klasiai, tema aplinkos tarša. Ir paspausiu pradėti ir žiūrim. Gerai, tai matom, kad ChatGPT sugebėjo šiek tiek greičiau visą planą pateikti. Struktūra pakankamai panaši, tai yra pamokos tema nurodoma, trukmė, pamokos tipas integruota gamtos mokslų pilietiškumo ugdymo pamoka, diskusija plus praktinė veikla. Yra pateikiami pamokos tikslai, kas visai gerai išskiriama. Toliau pateikiami uždaviniai ChatGPT, kokios yra pagrindinės taršos rūšės, toliau, kad pateiktų po 2 pavyzdžius kiekvienai taršos rūšiai, sukurti mini planą, gerai. Papildomai dar siūlo ChatGPT, jog gali paruošti skaidres, darbo lapą mokiniam, vertinimo kriterijų su rubrika ir trumpą video medžiagą ir QR kodų su info. Tai čia kaip papildoma užklausa, kurią siūlo ChatGPT pasinaudoti. Ir iš tiesų tai pakankamai, sakyčiau, neblogai paruoštas pamokos planas. Aišku, reiktų dar realybėje pritaikyti, adaptuoti pagal kiekvieną asmeniškai, bet tokios kaip gairės yra pakankamai aiškios. Tai dabar palyginam Perplexity pateiktą irgi planą, tai panašiai irgi struktūruotas yra visas pateikimas. Eina kalba apie pamokos temą, trukmę. Netgi Perplexity akcentavo klasės 7 klasiai, kadangi buvo užklausoje nurodoma. Ir yra taip, kad irgi yra suskirstytas planas minutėmis. Toliau aptariami dalykai, kas turi būti aptarta, tai
aplinkos taršos rūšys, kokios turi būti paminėtos, pasekmės irgi aptarimui paminėti. Toliau yra pateikima užduotis, kuri turėtų būti irgi užduodama, ir apibendrinamas ir namų darbas. Ir taip pat yra apačioje pateiktas pasiūlymas paruošti skaidres ar papildomą medžiagą pamokai. Tai palyginus šiuos du variantus, tiek ChatGPT, tiek Perplexity, tai ChatGPT pamokos būtent paruošimą padarė daug išsamesnį, sakyčiau, struktūriškai nors ir labai panašiai, bet šiaip ChatGPT pakankamai gerai išsiplėtojo ir pagal konkrečiai šią užklausą ChatGPT, manau, laimėjo pirmą tašką lyginant su Perplexity, ir pabandysim kitas užklausas ir palyginsim, kaip toliau seksis šiem dirbtinio intelekto modeliam. Tai pabandysiu pratęsti jų šiuo atveju papildomas užklausas, tai yra prezentacijos paruošimą. Tai nurodysiu, kad prezentaciją skaidrės ChatGPT paruoštų, o čia paruošti irgi skaidrės. Taip, tai abu modeliai paruošė ir dabar jau, sakyčiau, gana aiškiai galbūt išsiskiria Perplexity ir ChatGPT veikimo modelis. Tai visų pirma, ChatGPT paruošė skaidres, taip kad tiesiog nurodė informaciją tekstinę, nepateikęs jokių šaltinių, pagal ką remiasi tom informacijom. Jisai greičiausiai visą tą pats sugeneruoja ir pateikia, o tuo metu palyginam Perplexity pateiktą skaidrių planą. Jisai iš karto viršuje matom, turi 9 šaltinius, kuriais rėmėsi ruošiant skaidres. Tai jau yra labai gerai. Labai nesigilinu dabar konkrečiai turinys šitų skaidrių, nes nenoriu komentuoti dėl informacijos teisingumo ar neteisingumo. Ta tikrai labai rekomenduoju jums patiems išbandžius palyginti. Vienas iš tokių kaip pagrindinių dalykų, pavyzdžiui, kuo ir Perplexity man atrodo labai svarbus, tai būtent viršuje yra pateikti šaltiniai. Aš galiu paspausti ant šaltinių ir galiu nueiti specifiškai norimą šaltinį ir pasižiūrėti platesnę informaciją, kaip pavyzdys aplinkos problemų ir sprendimai mokytojams. Aš paspaudžiu ir atsidaro man šaltinis, kur galiu išsamiau gauti visą informaciją. Pateikiant šiuo atveju prezentacijas, sakyčiau, abu techniškai padarė labai panašią prezentaciją su panašiais tokiais pagrindiniais taškais, mintim, bet tašką skirsiu Perplexity vien tam, kad jisai dar papildomai pateikė šaltinius, iš kur ta informacija buvo paimta, plus tai kaip ir pagalba gali būti, norint tiesiog ruošiantis pamokom, prezentacijom, daugiau informacijos iš atitinkamų šaltinių panaudoti, pasimti tam, kad būtų dar išsamesnė prezentacija. Užklausa tokia, kuri skamba gana, sakyčiau, taip abstrakčiai, tai yra pasiūlykite metodinius darbo planus kūrybiškumui skatinti. Ir
pasižiūrėsim, ką gali šiuo atveju atsakyti. Tai iškart matom rezultatus. Šiaip labai panašiai pateikia. Galbūt ChatGPT man patinka, kad ChatGPT šiek tiek gali struktūriškai gražiau pateikti vaizdą su aiškesniais akcentais, išskirti svarbiausius dalykus, kaip kad Perplexity viskas, taip sakyčiau, per daug vientisa. Tai epizodo pradžioje minėjau, dažnu atveju taip akademiškiau pasižiūri į užklausą, labai dažnai pagrindžia būtent konkrečiai šaltiniais susijusiais su užklausa ir net jais taip palyginant grinai tik iš užklausų pateikimo tekstiniu formatu ChatGPT laimi tikrai šitoje vietoje praktiškai kiekvienu kartu dėl gražesnės struktūros, gražiau pateiktos ir aiškiau sudėliotais akcentais, bet visais kitais atvejais, kas liečia, sakyčiau, apie šiuo atveju šaltinių pateikimą, ko ChatGPT net realiai ir nedaro, apie, manyčiau, netgi ir informacijos tikslumą, kur mažesnis šansas, kad gali būti suklysta ir pateikta netitinkant informaciją, manau, Perplexity šitoje vietoje laimi. Ta reiktų, aišku, palyginti labai aiškiai tikrinant abu variantus, ką aš tikrai rekomenduoju pabandyti jums padaryti, naudojantis šiais modeliais, nes tiek vienu, tiek kitu modeliu iš tiesų galit gauti, manyčiau, pakankamai neblogą rezultatą, kas tikrai galėtų ne už jūs padaryti, sakyčiau, 100% darbo, bet bent kokią 30-40% darbo tikrai gali padaryti ir lengviau tada yra koncentruotis į kitus dalykus, tai labai rekomenduoju išbandyti abu modelius, juos netgi ne tai, kad išbandyti, bet realiai net ir stengtis naudoti abu modelius ir kai kuriais aspektais galima tikrai labiau naudoti ChatGPT modelį, kur sakyčiau, reikia mažiau tokio konkretumo, daugiau yra laisvės tokiam kūrybiškumui, ir Perplexity modelį, kur būtent yra reikalavimas konkretumui, faktiniam šaltiniam, galimybėj galbūt plačiau pasižvelgti į temą, susirandant šiuo atveju pateiktą informaciją. Tai šie abu modeliai yra iš tiesų labai, labai geri edukacinė prasme, juos galima, manau, tikrai taikyti labai plačiai. Ir jeigu jums patiko šis epizodas, kviečiu sekti mano kanalą, nes tikrai planuoju dar paruošti ir daugiau epizodų, kuriuose aptarsiu ir pasidalinsiu įrankiais, informaciją, kurie, manau, tikrai gali padėti. Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksim kitame epizode. Iki.